Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 89 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie string builderį. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kartais programos rašymo metu mums reikia sugeneruoti kažkokį didelį tekstą. Ir jeigu mes tai darysime naudojant tiesiog operatorių plus mūsų string tipą, tai užtruks pakankamai ilgai. O mes galim taikyti tokį tipą kaip string builder. Dabar pažiūrėsime, kaip jis veikia. Tam, kad mes galėtume dirbti su string builderiu, mums reikia pridėti tokį vardų srautą kaip system.text. Tai rašome using system.text failę, kur dirbame, ir tada galim sukurti mūsų tipą string builder. Ir toliau, naudojant metodus append line arba tiesiog append, mes galim pridėti tekstą prie mūsų string builderio. Tai jeigu mes taikome metodą append line, tai mes pridedam tekstą ir pereinam į sekančią eilutę. Jeigu mes rašome tiesiog append, tai mes pridedam tą tekstą ir į sekančią eilutę nepereina. Tai jeigu aš parašysiu tai tokiu būdu, tai tas tekstas pas mane atsiras toje pačioje eilutėje kaip ir tas tekstas. Čia galima parašyti, tarkim, append line. Ir jeigu aš noriu išvesti tą tekstą į konsolę, tai man reikia iškviesti iš string builderio metodą toString. Ir tada jis visą tą tekstą suklijos ir man atiduos. Ir dabar, kaip matote, viskas įvyko taip, kaip aš ir pasakiau. Taip pat yra ir kitokie metodai. Mes galim iškviesti append format ir tada perduoti ten duomenis. Tai mes galim pasakyti, kad tas tekstas buvo pridėtas prie tos eilutės. Va čia, kur pas mus yra tas nulis, čia ir bus pridėtas tas tekstas. Tai tą format jūs prisimenate iš praeitų pamokų. Lygiai taip pat mes galim po dvitaškio aprašyti ir norimą formatą. Tai jeigu pas mus yra kažkoks float tipas, mes galim pasakyti, kad reikalingi tik 2 skaičiai po kablelio. Ir tokiu būdu mes gausime tik 2 skaičiukus po kablelio, kaip matote čia. O čia atsirado tas tekstas, kuris ir buvo pridėtas ten, kur mes nurodėme su jumis. Jeigu mes norime padaryti tiesiog tarpą, tai mes galim iškviesti metodą append line ir mes pridėsime perėjimą į sekančią eilutę. Ir kaip matote, dabar tekstas atrodo geriau. Ir tas string builderis veikia greičiau negu pliusas, nes jis kaupia visus tos teksto gabalus, kurie pas mus čia yra, panašiai kaip veikia list tipas viduj C#, ir tik tada, kai mes kviečiame metodą toString, jis žiūri į visą tekstą, kuris ten pas mus buvo, skaičiuoja, kiek vietos jis užims, prašo atitinkamą kiekį vietos atmintyje ir ten patalpins mūsų tą naują stringą. O kai mes darome tai tiesiog su plus lygu, su pačiu string tipu, mes kiekvieną kartą atliekame tos veiksmus. Mes žiūrim, kiek užims vietos naujas teksto gabalas, prašome tiek atminties ir po to atliekame tą veiksmą. Klijuojam tekstą ir padedam tą tekstą į atitinkamą vietą atmintyje. Ir dabar mes pabandysime palyginti tos 2 tipus. Tai tiesiog string plus lygu metodą ir string builderį. Ir pažiūrėsime, o koksgi pas mus bus skirtumas. Mes pasakysime, kad pas mus bus masyvas skaičių, kuris sudarys 100 elementų. Mes sukursime sum kintamai ir paskaičiuosime sum ir priskirsime visus tos elementus. Toliau sukursime stopwatch tipą ir paskaičiuosime, o kas greičiau suveiks – string builderis arba tiesiog string tipas. Mes parašėme vienodą testą ir vienam ir kitam, tik vienu atveju mes taikome tiesiog string tipą, tai čia pas mus yra rezultas, ir mes prie to rezulto kiekvieną kartą pridedam tekstą. Kitu atveju mes taikome string builderį ir pažiūrėsime, koks būdas suveiks greičiau. Ir tą kodą galim pakartoti milijoną kartų. Kaip jūs galite dabar pastebėti, stringų plus lygo operatorius viską paskaičiavo per 5 sekundės, o string builderis viską paskaičiavo per 1 sekundę. Tai dabar jūs žinote, jeigu jums reikia suklijuoti labai daug kažkokio teksto, vietoj plus lygų operatoriaus iš string tipo, geriau naudoti string builderį ir klijuoti tą tekstą taikant string builderį, nes jis veikia daug greičiau. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.